Labas. Šiandien noriu pasidalinti dar vienu eteriniu aliejumi, dar vieną puikią priemonę, be kurios neįsivaizduoju ne tik kad savo rudens ar žiemos, bet apskritai visų metų laikų. Nes tai yra tokio gėrio, tokio efektyvumo eterinis aliejus, kuris tiesiog privalo būti ir namų vaistinėlėje. Ir tiesą sakant, tik mažesnis buteliukas, 5 ml buteliukas, visada keliauja kartu su mumis, jeigu kažkur išvažiuojam savaitgaliui arba ilgesniam laikui. Tai kas tai yra? Tai yra be galo švelnus, bet neapsigaukime, be galo efektyvus priešuždegiminių savybių, stiprių priešuždegiminių savybių turintis eterinis aliejus, kuris taip pat ir padeda nuskausminti, efektyviai nuskausminti, kai skauda. Tarp kopaibos arba kitaip kopalių eterinio aliejaus ir CBD yra tam tikrų panašių sąlyčio taškų, nors tai toli gražu nėra tas pats. Jau šį rudenį, nepaisant to, kad orai, ar ne, šį rugsėjį buvo fantastiški, vasariški, bet mūsų šeimoje jau pravertė kopaiba, dukrai superštėjo gerklė, nes bet kokiu atveju, nepaisant to, kad orai yra fantastiški, mūsų organizmas eina per pokyčių periodą. Ir yra visiškai natūralu, kad sugrįžus atgal į kolektyvą, ar ne, vėl smegenims ir visam organizmui taikantis prie naujo režimo, atsiranda tam tikri iššūkiai. Dukrai superštėjo gerklę, išlindo sloga, ji turi polinkį į alerginę slogą, šiek tiek pradėjo spausti krūtinę, kopaiba yra pirmas pasirinkimas. Man, vėlgi, beskubant iš vienos vietos į kitą, sušilus, galbūt vėjas truputėlį smarkiau papūtė, galbūt kondicionieriai ar ne, parduotuvėse veikia pilnu tempu, susuko nugarą. Vėlgi, pirmoji priemonė, ar ne, pirmoji pagalba, ką pasitelkiu, tai yra kopaibos eterinis aliejus. Ir kiek kartų jis man yra pagelbėjęs per šiuos beveik 5 metus, kai jau draugauju su šiais eteriniais aliejais, aš jau nebesuskaičiuoju, nes ir labai rimtus uždegiminius procesus yra padėjęs išspręsti, ir su oda susijusius nemalonius dalykus, nes turi nuostabių odą puoselėjančių savybių. Taip pat ir prieš uždegiminių gijimą skatinančių savybių. Tai ar dantenas iškelia, ar kažkas tai su dantimis, ar ne, ar gerklę skauda, ar kosuliai, ar slogos pereinančios į sinusitą. Žodžiu, kopaiba yra tas eterinis aliejus, kurį čiumpu pirmiausia. Ir dar viena savybė, kuri man be galo patinka jame, yra tai, kad juo praturtinus kažkokį kitą eterinį aliejų arba eterinio aliejų mišinį, mes suaktyviname ir tų eterinių aliejų gydančiasias, sveikatinančias savybės. Taip pat tinka ir veido odos puoselėjimui, gražinimui, grožiui, sveikos odos palaikymui. Tai vienas mano mylimiausių eterinių aliejų, kuris dar ir nuostabiai švelniai ir labai maloniai kvepia, palankiai veikdamas mūsų nervinę sistemą. Ypatingai naudingas žmonėms, kurie eina per nerimo epizodus, nerimo etapus. Tai galima būtų pasakoti daug apie šį buteliuką, nes nuoširdžiai jį vertinu, nuoširdžiai jį myliu, bet šiam kartui, manau, informacijos pakaks.